Tai be abejo, po Lietavos buvo niūrokos nuotaikos, bet, kaip sakant, esam profesionalai, stengiamės kuo greičiau pamiršti tas rungtynės ir dabar su gera nuotaika žiūrim į rytojos rungtynės. Tai visų pirma, tai komandinė disciplina. Tai čia yra svarbiausia, ko neturėjom su Lietava. Turi būti komandinė disciplina, kovoti vienas už kitą ir tame ir ateina rezultatai. Ne, tai negali atsipalaiduoti, nes kelios rungtynės ir gali viskas susivienodyti. Tai tiesiog manau, kad gali dar visko atsitikti, dar pusė berods rungtynių liko, kažkur tai jo pusė rungtynių sezono, tai viskas dar gali apsiversti aukštyn kojom. Tai kviečiu visus sirgalius futbolo klubo Sūduvos gerbėjus į rytojos rungtynės. Ateikit, gerą orą, praneša šiltą, atsigausit po joninių nakties.